Reperis Snoop Doggas buvo vienas iš atlikėjų pasirodžiusių per antradienį vykusi naujausios Etam apatinio trikotažo kolekcijos pristatymą. Modeliams žygiuojant podiumu pasirodė ir grupė The Ting Tings bei duetas Lilywood and the Prick. Snoop Doggas atliko tokius garsius savo kūrinius kaip Drop It Like It's Hot, o modeliai ant podiumo demonstravo spalvingus retro stiliaus, maudymosi kostiumėlius ir apatinį trikotažą. Kolekcijos pristatymas surengtas garsiame Paryžiaus baseine. Maudymosi kostiumėlius vilkinčioms manekenėms kompanija palaikė pripučiami delfinai. Pirmoje eilėje pristatymą stebėjo Rusijos modelis Natalija Vodenova. Šį kartą Etam nusprendė pasekti Victoria's Secret pavyzdžiu. Victoria's Secret kolekcijų pristatymus yra koncertavusios tokios žvaigždės kaip Taylor Swift ir Rihanna. See that shit.